Dingusio baikerio Aivaro Kilkaus nužudymu įtariamas 40 metų Laurynas Baltrūnas, draugų vadinamas Obliumi, 4 mėnesius praleido Lukiškių tardymų izoliatoriuje kalėjime. Teismo sprendimu vorų vedliui paskirta kardomoji priemonė. Šiandien bus uždėta apykoje veikianti kaip siųstuvas. Jo namuose prie Aukštadvario bus pastatytas ir specialus įrenginys. Policijos pareigūnai galės visą parą stebėti įtariamojo judėjimą. Iš namų Laurynas Baltrūnas galės išeiti tik kelioms valandoms. Nuo 9 valandos ryto iki vidurdienio 12 valandos. Buvęs ilgametis vorų narys 41 metų Aivaras Kilkus dingo, kai spalio 15 motociklu išvyko iš namų Vilniuje. Prieš tai jis paskambino Laurynui Baltrūnui. Aktyvi Aivaro Kilkaus paieška vyko aplink Aukštadvarį, kur yra Lauryno Baltrūno sodyba, ir Varėnos rajone, kur buvo rastas dingusiojo motociklas Harley Davidson. Aivaro Kilkaus telefonas rastas Vilniuje, Titnago gatvėje.